Radio centro video. Aš esu paruošęs 4 ištraukas šalių, kurios dainuoja mūsų dainą. Ne. Pagroju ištraukėlę trumpą arba ilgesnę ir jums reikėtų pasakyti bendrų sutarimų, Kas ten? kokia tai šalis, ar ne? Gerai, pamėginsim. Tai pabandom, vadinkime tai tiesiog kaip, bet ką sako, ar ne, jeigu nežinot, arba kartuoja tą patį. Tai pasiruošę ponuliai? Gerai. Pabandykime. Pirmas, pas lengviausias, viskas čia bus okei. Švedija. Švedija. Oi, nu čia aš sakiau, nuo lengviausio reikia pradėti, viskas okei. Sako, kad ši dainuška labai jau gali kažkaip ir laimėti. Kas taip sakė, niekad negirdėjau, kad kas nors taip sakytų. Mano aplinkoje iš vis niekas taip nėra sakęs. Ja, mama nesakė. Važiuojam toliau? Važiuojam. Antras variantas. Italai. Nu, klausykit, ponuliai. Ale, kokius lengvus jums variantus siūlau? Tai gerai, kad mes apsikalbėjom prieš tai, ne? Prieš patį žaidimą. Gerai, na... Sako, kad šita daina gali laimėti Euroviziją. Nu, mano šeimoje irgi niekas taip nesakė, bet bala nematė. Gerai, trečia pažintis arba trečias variantas jums. Australija. Koks blogas žaidimas, aš pagalvojau. Jūs viską žinot mintinai. Nes tas bičias fainas, kietas. Aš labai tikiuosi, kad jūs suklupsite ties 4 variantų. Nu, tikiuosi. Ir dabar bus kokia visai. Kas visai? Nežinoma. Eurovizijos daina. Gerai. Nu, kaip jūs taip sakot? Lietuva bus, man atrodo. Gerai, dėmesio, paskutinis bandymas jums. Jeigu pataikot, 100% jūsų pasirodymas. Pirmin. Čia gal kokia Islandija? Ispanija. Belgija gal kokia, pavyzdžiui. Jeigu spėtume drąsiai. Jeigu ne taip Belgija, sakyčiau. Belgija gal, nu. Nu, teisingai. Nu, bravo, klausykit, sveikinu! 4 iš 4, viską. Įsijunk gerą nuotaiką. Radio centras.